Sveikos. Labas vakaras. Ar laukėte manęs? Aš laukiu, mano delnai visi karšti. Dega. Labas Toma, Edita, Inga. Sveiki visi. Sandra. Vakarėlis pas mus bus smagus. Labas. Simona, Agnė. Su kai kuriais turėsime dar rytoj susitikimą mes. Tai čia bus savaitgalis karštas pas mus. Turėsime dar procesus su kai kuriais iš jūsų. Tai dviguba dozė bus. Dviguba dozė. Gerai, smagu, jungiatės dar. Noriu paklausti, ar aš gerai girdžiuosi ir ar ta muzika tenais gerai girdisi, ne per garsiai. Aš ne per garsiai, pasakykite. Gerai. Šitą labai nepatinka man. Pasitūsinsim šiandien šeštadienis. Vieni į klubus, į barus, o kiti medituot. Va taip va turi būti. Puikiai girdisi. Gerai, šitus pašalinu iš čia. Laidus, nepatinka man jie. Laukiam dar. Viskas Liusreda, labas. Alma, Laura. Gerai. 94. Ne visus pridėjau, gal pyks kai kurie, bet reikėjo atsakyti į klausimą. Kas neatsakė, nepapuolė į grupę. Labai griežta aš. Kartais. Jungiasi dar gerai, tegul einu čia visas tas jūsų žinutės. Tai tegul dar truputėlį, mes duosim 4 minutės dar. Tai į tą laiką užsidėkite žvakę. Galite atsinešti vandens stiklinę ir pasidėti šalia. Ir tą stiklinę mes pripildysim energijom. Ir paskiau galėsite išgerti, jeigu turite kažkokį tai organą, kuris negaluoja, ar kažkokį ketinimą, ką tas vanduo, mes jį pripildysim. Nes vanduo turi sąmonę ir labai yra naudinga meditacijose, ar darote kažkokias praktikas, šalia pasidėti vandenį ir tą vandenį jūs galite netgi naudoti, jeigu eisite į vonę maudytis, tai irgi labai naudinga yra, įsipilti tą vandenį, kaip jaunystės eleksyras gali būti, ar su vandeniu tiesiog veidą, ar kažkokias vietas kūno tiesiog patrinti, ir jį galite naudoti kažkiek laiko, sakykime, galite tiesiog išgerti iš karto visą. Tai pas mane visada aš kiek išgeriu, kiek neišgeriu, tai jau būna eleksyras jaunystės. Dėl to aš tokia jauna atrodo, man iš tikrųjų 90 metų. Juokauju, aišku. Tai va, gerai Artūrai. Labas vakaras. Nuostabios sielos. Labas Artūrai. Jau šiandien sakiau aš tau labas. Kiti negalės prisijungti, daug čia man tų žinučių rašė, prisijungs, perklausys, kada galės tą įrašą. Dar palaukiam porą minučių ir galėsim pradėti. Aš labai laukiau, galvoju greičiau. Gintarė, labas. Vis tik prisijungiai, sakei, nespėsi. Man atrodo, tu rašei, kad žinote.
Labas, Rasa. Tikiuosi, kad viskas gerai. Jurgita, Elena, labas. Nuostabu. Man labai patinka, kad jūs jungiatės. Ir dar truputėlį noriu pasidalinti, ne, kas vat rašė, kas prisijungė prie kurso. Tai rašėte man žinutes, kas vyksta pas jūs, kokie dalykėliai pas jūs vyksta, tai neleis man sumeluoti prieš tai kurso dalyviai, kurie ėjo kursą, kas vyko pas juos dar prieš kursą, kai tik įvyko registracija, kad labai stiprus procesai, tai yra dvasinė krizė. Ir rašote, kad bėrimai visokiausi prasidėjo ir visoki, tai tokie šalutiniai, ne? Šalutiniai pojūčiai ir panašiai, tai ir netgi vat, būtent ir šitam jūsų susijungimui, ne? Šitai sesijai kartu su jumis lygiai taip pat irgi rašėte man žinutes, kad ten vyksta kalneliai emocijų ir panašiai, tai va, tai čia yra normalu ir taip veikia transformaciniai procesai. Taip veikia, tie, kurie patenka į mano energetinį lauką, pas juos labai staigiai pradeda vykti įvairiausi procesai. Ir tie pūliai, kurie viduje pas jūs, jie tiesiog pradeda eiti į išorę. Ne? Už tai gali jaustis ir ant fizinio kūno ir ne tik, nes valosi ir fizinės, valosi visokie toksinai pradeda išeiti, valosi jūsų emocinis kūnas, mentalinis, todėl procesai gali būti įvairiausi. Ir sirgo, būtent kurso metu ir sirgo, ir vaikai sirgo, nes tai, kas valosi jumyse, valosi ir vaikuose. Todėl praėjo tokius labai stiprius procesus visi praėjo ir kaip seansai, sakykime, tokie meditacijos lygiai tas pats irgi veikia. Labai stiprus procesai ir dabar po šito, sakykime, mūsų susitikimo jūs ir pykint gali, ir vemti, ir karščiavimas gali būti, ir kažkokia slogi nuotaika, ir tikrai įvairiausiai, tai būna 3 dienas. Bet jeigu tai kažkokie, sakykime, nuolatiniai seansai, ne, kaip daromi, sakykime, kurso metu, tai tada jau ten visą mėnesį gali, ne, ar 2 visko gali būti, ne? Nes jeigu jau jūs pasiryžtat kažkokiam pokyčiam savo gyvenime, tai jūs turite suprasti, kad jie tikrai neis per kažkokį malonumą. Tikrai neis, nes prisirenkat visko, ko tik tai galima, ne? Ko tik galima ir mes prausime tą kūną kiekvieną dieną kelis kartus, dantis valomais, bet to vidinių tų subtiliųjų kūnų mes nevalome. Todėl jie lieka užteršti ir visokie tokie dalykai pereina į mūsų fizinius kūnus, ne? Jau paskiau ir ligos prasideda ir panašiai. Tai va. Taip va. Pykino prieš 2 dienas ir man ir dar net iš kurso dalyvių, man atrodo, rašė, kad irgi šiandien naktį irgi vyko egzorcizmas, žodžiu, tai va, tai irgi sapnuoja mane labai dažnai. Jo, ir galva gali svaigti, tai čia yra normalu. Iš karto perspėju, jeigu taip jausitės, viskas gerai. Jeigu jaučiatės ilgiau, jeigu seniau nesijautėt ir jaučiatės po sakykime, 3 dienas, tai parašysite man asmeniškai žinutę parašysite. Jeigu ilgesnį laiką užtruks. Nes jaučiu, kad pas kai kuriuos tikrai bus labai stipriai šiandien ir tie, kurie net neperklausys šiandien, perklausys kitą dieną, vis tiek pas juos irgi procesas vyks, nes tie žmonės prisijungia į grupės energetinį lauką ir su jais lygiai tas pats vyksta. Visi procesai taip pat vyksta. Tai aš dabar tik tai pasidalinu, kas gali būti. Perspėju, kad ne šiaip čia jums kažkas, tai kad ėjau, čia paklausiau ir viskas, tikrai ne. Tikrai ne. Ir netgi aš pasakysiu, kad vyks ir su jūsų šeimos nariais, su vyrais, pavyzdžiui. Nes kai jūsų energetinis laukas, kai jūsų energetika keičiasi, ne, kai jūsų valymas vyksta, tai jūs šalimais tie žmonės, kurie jūsų energetiniam lauke, jie taip pat poveikis jiem irgi vyksta. Labas, Daiva. Na va, tai ką, galėsime pradėti, ar pasiruošę?
Ar pasiruošę? Parašykit, ar jūs pasiruošę. Man labai smagu. Šiandien va baigsiu šitą ir eisiu į kino teatrą. Įsivaizduojat? Eisiu į kino teatrą. Biškį smegenis pro. Gerai. Kaip keista, kaip tik šios melodijos šiandien klausiau, kurią Diana paleidė šiandien. Nu, va, matai. Gerai, jeigu pasiruošę, tai tada nuostabu. Tai va, šiandien. Ir dar kitas dalykas, ką aš jums pasakysiu. Ką aš jums pasakysiu, tai yra... Kas čia rašė? Išsipuošė niežinčiais gumbais. Taip, Jurgita. Taip, ir niežulys ir gali būti net prakaitavimas keistas toks, labai padidėjęs, nešlapinimas, viduriavimas, ne, tai čia yra normalu. Čia yra normalu ir po seansų asmeninių, ir po ten, bet kokiu procesu taip vyksta. Taip vyksta, čia yra normalu. Drebu viduje. Gerai. Aš dabar jūs dar biškiai prablaškau, nes... Jūs jau, kai aš kalbėsiu, kaip aš pasakoju, jau pas jūs, taip, Eirida, drebėti, taip vyksta. Ir kai aš jums kalbėsiu, jau pas jūs prasidės procesai. Jau prasidėjo jie, ne? Ir taip, Jurgita viduriavau, na, taip vyksta. Ir labai dažniausiai jau kai skiriu netgi seansų dieną, jau nuo tos dienos prasideda procesai. Ir ypač prieš kelias dienas pykina žmonės, vemia, drebulys būna tą dieną, gali karščiavimas būti būtent seanso dieną, tai visko gali būti, nes taip veikia. Verkti norisi, jeigu jums kyla emocijos ir kils emocijos, leiskite tam būti, nelaikykite. Labai svarbu, kad tai išeitų. Nes valosi emocinis kūnas. Viską, ką jūs kaupėte viduje, visi tie skausmai, savęs teisimas, kad aš neverta būti laiminga. Visa tai pas mus užsilieka. Gerai, galėsim pradėti. Taip, užsidekite žvakę. Vandens įsipilkite, į stiklinę galite vandens atsinešti ir pasidėkite. Ir skirkite dabar savo, ne, 1,5 valandos, kiek mes čia užtruksim. Skirkite laiko savo. Labai gerai būtų, kad jūs per ausinukus klausytumėt, ypač kai darysim praktiką su jum. Ir tą praktiką kartokite, pakartosite ne vieną kartą. Nesakau, kas praktikoje bus, kad nebūtų jūs jau tuos lūkesčius tokius, vat kas tenai bus, nepasakosiu, kas bus, bet jūs per ausinukus ir atsigulsit. Geriausia atsigulus, galbūt užsidėsite kažką ant akių. Ir dabar tą žvakę, kurią jūs turite, kurie užsidegėte, tai prijunkite ją prie šventosios dvasios ugnies. Pasakykite, aš prijungiu šią liepsną prie šventosios dvasios ugnies. Susimažinsiu čia ekraną tą. Nu va.
Ir tiesiog atsipalaiduokite. Atsipalaiduokite dabar. Viskas, kas eis, tiesiog jūs klausykite, ką aš kalbu, tiesiog klausykite. Ir konspektą, kas darosi, konspektą padarysite antrą kartą, kaip klausysite. Dabar nesirašykite, geriau tiesiog klausykite. Ir jeigu, kai klausotės, netgi jau tos informacijos, jau pas jūs kažkokie procesai gali kilti, vibracijos, karštis, šaltis, šalti galūnės, karštis kažkurioje vietoje, skausmai kažkur gali atsirasti, ne? Jau tuo metu, kai kalbu, jau tuo metu, kaip kalbėsiu, jau gali prasidėti procesai, ne? Ant fizinio kūno pradėsite jausti. Tai viskas normalu, tiesiog atsipalaiduokite. Gerai. Ir kai jūs prijungiate žvakę prie šventosios dvasios ugnies, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs apsaugote, prašote apsaugos jūsų ir jūsų erdvės nuo viso to, kas nėra meilė, nuo viso to, kas nėra dieviška meilė, iš dieviškos meilės lygio. Jūs prašote apsaugoti jūsų erdvę, jūsų namus ir jūs pačius šitame mūsų susitikime. Jūs tiesiog išreiškite savo ketinimą ir užtenka. Prašau prijungti šitą žvakės liepsną prie šventosios dvasios ugnies. Tai padaryta, tai padaryta, tai padaryta. Dabar jūsų, neskaitysiu jūsų žinučių, kad nesiblaškyt, kad pateikti jums viską, ką aš norėjau, nes užtruks, žinot, su manim, aš kai pradedu kalbėti, tai pas mane 3 valandos minimum. Dabar įsiklausom į tą skambesį ir einam paskui tą skambesį. Mes pakviečiame į šitą erdvę kūrėją, kūrėją dangaus ir žemės. Prašome apsaugoti mūsų erdvę, apsaugoti mus pačius. Pasistengkite, kad gyvūnų nebūtų tame kambaryje, nes matau, pas kažką yra gyvūnai. Man jau rodo. Ypač katės, šunys. Kad nebūtų toje erdvėje. Geriausia, kad toje erdvėje būtumėt vieni be vaikų, jeigu yra galimybė. Bet jeigu nėra, tai nes irgi vaikai yra. Jeigu yra, tada perklausysite šitą įrašą, tada, kada būsit vieni dar kartelį. Galėsite kartoti šitą praktinę dalį porą kartų į savaitę, daugiau nekartokite. Daryti pertraukas reikės. Bent poros dienų pertraukas.
Taip, Reda, veidrodį uždenkite. Gerai, kad priminėjai. Būtinai uždenkite veidrodį. Arba bent jau nesėdėkite, kad save matytumėt. Kad save savo atvaizdo nematytumėt. Gerai, pradėsime. Tai įsiklausykit dabar į savo kvėpavimą ir pakviečiam Archangelą Mykolą, pakviečiam Archangelą Urielių, pakviečiam ugnies angelus į tą erdvę, kurioje esate, į mūsų bendrą erdvę. Prašau besąlyginės meilės šaltinio atsiverti būtent dabar. Aš prašau dieviškos apsaugos būtent dabar kiekvienam. Lai ši apsauga pasireiškia visur, aplink mus ir mūsų viduje. Aš prašau pasirūpinti mūsų visų gija, jungiančią mūsų kūrėją. Aš prašau padaryti šitą ryšį saugų. Lai prisijungia prie šios erdvės tie, kam ši informacija bus naudinga. Siunčiu jums dėkingumą, siunčiu jums meilę, siunčiu jums šviesą. Ir tik tai tos energijos, minčių formos ir būtybės, kurios yra 100% iš dieviškos besąlyginės meilės, gali būti mūsų erdvėje. Ir tik tai tos energijos, minčių formos ir būtybės, kurios yra 100% iš dieviškos besąlyginės meilės, gali būti mūsų erdvėje. Visa tai, kas yra žemiau dieviškos meilės lygio, ištirpsta čia ir dabar. Visos tamsiosios struktūros pasišalina iš kiekvieno iš mūsų energetinio lauko būtent dabar. Aš prašau Archangelo Mykolo, aš prašau kūrėjo pastatyti apsauginį kupolą būtent dabar ant visos mūsų erdvės. 100% dieviškos meilės ir apsaugos. Aš prašau palaiminti kiekvieną, kuris klauso dabar mane. Aš prašau palaiminti kiekvieną jų šeimos narį. Būtent dabar. Aš prašau išvalyti ir išdeginti visą tai, kas juos supa, visą tai, kas yra tamsu, visą tai, kas yra žemų vibracijų. Viso šio seanso metu. Visa tai, kas nėra meilė, jų viduje ir išorėje. Jų namuose. Ir dabar galite jausti, kaip jūsų delnai, karštis pasidaro delnuose, galbūt toksai ant kūno jaučiasi pojūčiai, energijos. Viso proceso metu gali jaustis, tarsi viduje kažkas vaikšto, tarsi kažkokios energijos, kažkas juda viduje. Tai yra normalu. Galbūt nutirpinės kojos, galūnės, visa tai vyksta, visa tai normalu. Tiesiog leiskite viskam būti, visiems procesam. Aš tikiu, kad kūrėjas pasirūpins jumis. Aš tikiu, kad kūrėjas jisai apšvies kiekvieno jūsų širdį, krūtinę, apšvies vidų ir išorę. Aš tikiu, kad šiandien kūrėjas, angelai, prisilies prie jūsų.
prie jūsų sielos kristalo. Aš prašau angelų, kiekvieno iš jūsų dalyvauti šitame procese, vedlių, visų šviesos struktūrų, kurios gali pasitarnauti šitame procese. Tiesiog priimkite, vidumi galite kartuoti, aš priimu tai dabar, aš priimu tai dabar, aš priimu tai dabar. Ir kai sakote, jūs sakote širdimi, jūs sakote tai, ką jūs jaučiate vidumi. Jūs leidžiate savo širdžiai kalbėti, jūs leidžiate savo sielai kalbėti. Jūs žinote sielos balsą, jūs žinote širdies balsą. Jis niekada nesumeluos. Jis visada ves ten, kur yra šviesa. Jis visada ves ten, kur jūs turite, iš tikrųjų turite gyventi, būti jūsų misijos keliu. Ten yra destruktyvių energijų. Ten yra laimė ir džiaugsmas ir meilė ir visi jūs nusipelnėte to. Kiekvienas iš jūsų nėra nei vieno, kuris nenusipelnęs būti laimingu. Nes dieviška meilė yra kiekvienam. Dievas myli kiekvieną vienodai. Nėra, kad jisai mylėtų vieną daugiau, kitą mažiau. Visi yra mylimi vienodai. Ir visiems gali atleisti. Svarbiausia yra atleisti savo, išmokti, atleisti savo ir neplakti save ir kaltinti save už tai, ką praeityje padarėte. Už tas nuodėmes, už tą kaltės jausmą, kurį nešatės visą savo gyvenimą. Paprašykite Kūrėjo, kad šiandien būtent dabar jisai atleistų jums už tai, už visas tas blogas mintis apie save, apie kitus. Nes jūs esate šviesa, jumyse visada buvo ta šviesa, ta sielos šviesa, jinai dega ir dabar. Aš prašau Kūrėjo aktyvuoti dievišką šviesą kiekvieno viduje būtent dabar. Aš prašau Kūrėjo pripildyti krūtinę šviesą, pripildyti krūtinę meilę, aktyvuoti tą dievišką šviesą, aktyvuoti tą dievišką DNR. Kiekvieno krūtinėje būtent dabar, kiekvieno gyvenimo būtent dabar. Nėra nieko, kas sutrukdytų tam. Ir Kūrėjas, jisai jūs atvedė būtent čia, į šitą erdvę, nes žino, kad jūs pasiruošę tam. Jūs pasiruošę tam būtent dabar. Transformacijom jūsų gyvenime. Jums nereikia kančios, jums nereikia būti tamsoje. Jūs žinote, kur yra šviesa, jūs žinote, kad viduje yra jūsų šviesa, viduje yra visos žinios. Nieko nėra išorėje, yra tik viduje. Tik viduje yra visos žinios. Jūs atsinešėte tas žinias iš tūkstančių gyvenimų. Jūs atsinešėte tas žinias, visą tai jau jūs žinote. Net ir šitas susitikimas buvo suplanuotas dar prieš jūsų įsikūnijimą. Prieš kiekvieną iš jūsų įsikūnijimų. Visa tai buvo suplanuota sielų namuose, kad jūs dalyvausite šičia, kad jūs dalyvausite šitame susitikime. Nes daugelio iš jūsų gyvenimuose dabar įvyks stebuklai ir aš žinau, Kūrėjas pasirūpins jumis. Jūsų angelai, jūsų vedliai pasirūpins jumis. Aš tikiu, tai bus. Aš prašau Kūrėjo palaiminti mus šiandien, būtent dabar. Aš prašau visų angelų ir vedlių palaiminti mus čia ir dabar. Ir vidumi galite kartoti, aš priimu tai dabar, aš priimu tai dabar, aš priimu Kūrėją
būtent dabar savo širdyje. Aš priimu angelus būtent dabar. Aš aktyvuoju angelus savo gyvenime. Aš aktyvuoju angelus savo gyvenime. Tai padaryta, tai padaryta, tai padaryta. Wow. Ir gilus įkvėpimas ir iškvėpimas. Padėkojam Kūrėjui už tai, kad jisai kartu su mumis. Padėkojam visiems angelam, kurie kartu su mumis ir kurie ves mus šiandien. Daugelis iš jūsų pajusite šiandien. Net fiziškai pajusite juos. Aš tikrai tikiu, aš tikrai žinau, kad taip ir bus. Agne, neščiom galima. Gerai. Beje, sveikinu, aš labai džiaugiuosi dėl tavęs. Labai džiaugiuosi. Man buvo wow, kai aš pamačiau, tai galvoju, wow, kaip fainai. Gerai. Pasikaitinom truputėlį energijos